Tai šiandien mums reikės pusės stiklinės cukraus, saujos aguonų, 500 g miltų, 25 g smėlio, 50 g sviesto, 250 ml pieno. Tai pirmą mes paimame puodelį ir čia įdedam 25 g smėlio ir 2 šaukštelius cukraus. Ir tada mes turėsime maišyti, iki kol gausis tokia kaip ir tyrelė. Gerai, aš jau galvoju, kad pabaigiau. Štai taip atrodo mūsų tyrelė. Oi, kaip pavargau. Tai mes dedam į užkaitintą puodą 50 g sviesto. Dedam 250 ml pieno, pilam su sviestu. Ir supilam likusį cukrų. Manau, kad jau pabaigiau. Turėtų va taip maždaug atrodyt. Dabar išnersim kažkur, kad būtų šalta. Mes išnersim į lauką. Tai kadangi mes turime šią masę paruošę, tai mes pirmą turėtume įpilti miltus. Šitą indelį. Ir šią pieno ir cukraus masę. Sviestą. Taip, ir tada... Kol mes dabar minkome tešlą, pasakysiu vieną įdomų faktą. Ar žinot, kad anksčiau kūčiukai buvo viriami, o dabar kepami? Dar vienas įdomus faktas. Po Pirmojo pasaulinio karo Lietuvoje pradėtos kepti nedidelės bandelės su aguonomis Dzūkijoje. Po to pavadintos šlyžikais. Senovėje kūčiukai buvo vadinami įvairiai. Kleskeliais, galkutėmis, parpeliukais, skrebučiais, šlyžikais ir kita. Įdedam vieną šaukštą aguonų. Seniau kūčiukus kepdavo ne tik iš kvietinių miltų, bet ir iš miežinių ir grikinių miltų. Vienas įdomus faktas apie kūčiukus. Kūčiukai yra vienas seniausių kūčių stalo valgių Lietuvoje. Ir supilam mielių masę. Dabar aš pasakysiu savo faktus. Šio tradicinio lietuviško valgio paliekama ant stalo per naktį, kad juo pavaišintų ir amžinojo poilsio atgulę šeimos artimieji. Kūčiukai vadinami vėlių duonelė ir paskutinės vakarienės duona, meilės simboliu. Kūčiukų svarba per šventes yra nemažesnė nei pačios duonos. Lietuvių garbinamos nuo seniausių laikų. Dabar pasigrožėkit mūsų video ir labai gera muzika.
reikia uždengti su kalėdiniu, būtinai kalėdiniu rankšluosčiu. Ir padėti šiltai ir tamsiai. Tamsu. Ir šilta. Ir ten mes turime palikti šią tešlą nuo 2 iki 3 valandų. Iki susitikimo. Tai mes ką tik ištraukime tešlos po gabalėlį iš šito bliudelio. Ir mes dabar atsilaušime po mažesnius gabalėlius. Ir pagaminsime tokį kaip ir makaroną. Pastepsim miltais, kad neliptų prie stalo. Ir gaminsime ilgą makaroną. O, tai greitai daro. Palauk, minti. Ir tik bus pakankamai ploni, kad galėtume pjaustyti. Į kučiuko formę. Tai mes dabar pjaustome savo makaronus. Ir mes čia pasidėjome blėką. Va čia va pasidėjom blėką, kur galėsime vėliau mesti savo kučiukus. Matai, nelabai sekasi. Tai mes, aš, Matas, Kristapas, pridarėme labai daug kučiukų. Dabar vienu daugiau negu daug. Ir dabar mes įdėsime į orkaitę. Tai orkaitė turi būti 200 laipsnių temperatūros. O nėra jokio laiko, per kiek jūs turite padaryti. Tiesiog reikia žiūrėti į pačius kučiukus ir kaip jie atrodo. Tai mes dabar uždarome ir paliekame kučiukus čia. Iki susitikimo. Labai smagiai dirbame ir mūsų pirmoji blėka kučiukų iškepė. Tai galime atidaryti, išleisti dūmus ir pasimti kučiukus. Ir juos dabar padėsime kažkur čia, kad jie galėtų pasilsėti. Ir su jumis kitą kartą susitiks Stepas. Tai va, turim antrą skardą. Dedam į orkaitę. Irgi laukiam, kol apskrus. Gerai, tai dabar jau traukiam antrą skardą. Leidžiam išsigaruot. Traukiam skardą. Ir va, dar viena skarda kučiukų. Tai ką tik užpildėm trečią skardą, dabar reikia įdėti į... Iki kito karto. Dabar reikia ištraukti mūsų kučiukus. Tai dabar padarysim ketvirtą skardą ir iki kito susitikimo. Tai turim paskutinę dešrą, visi pjaustom. Mano paskutiniai kučiukai. Jonė paskutiniai, visi vienu metu. Paskutinį. Vienas. Paskutinė skarda! Va, nieko neviena. Dar įdedam. Taip, įdedam. Nu, visi atidarom, visi. Čia garus. Čia prieš paskutinę. Prieš paskutinę. Greičiau, man karšta. Au. Prieš paskutinę. Paskutinė.
Buvo smagu gaminti jūs, kučiukai. Duodam pagarbą. Iki susitikimo, kada šitie kučiukai Wow! iškeps. Jej! Einam Fall Guys. Paskutinė skarda! Paskutinė skarda, gaila, kad Adonis neatėjo, bet jis varto Kučiukai. Tikrai tik pačiam gale. Čia mūsų finalinis produktas. Taip ir atrodo. Čia mašina. Nu. Ačiū dėmesį. Ačiū dėmesį.